Niekam blogo nelinkiu, bent jau, tikrai. Kažkada gal linkėjau, nes buvo daug sužeisto ego, kažkaip principai, žinai. O po to pagalvoju, Bibi, kas čia? Ko čia tiem žmonėm blogo? O kas man iš to, kad jiems bus... Kas man bus geriau, jeigu jiems bus blogai? Gaudavom lūpt. Tikrai smarkiai, kai dabar pagalvoju. Tai bet su tėvais pašnekėjom apie tai, sako, dabar taip nesielgtumėm, o tada kažkaip kitaip nemokėjom, sako, kitaip nemokėjom, žinai. Bet labai myliu savo tėvus, jie taip labai, labai graži mano vaikystė buvo. Kai aš matau, kad žmonės su manim yra nemalonus ir nemandagus, tai aš jiems sakau, pyskit nacho. Tiesiai šviesiai. Bet tai ką ten šukuot pas tave, ten trumpa šukuosena. Pas tave ten šukuot. Pas tave biškai daugiau. Gerokai daugiau. Pas tave ilgesni, ne daugiau. Jo, bet ilgesni. Jo. Tai man šukuot labiau. Padarysi šitą operaciją. Taip. Bet pasidarė, ne? Mažai labai, jo. Man kirpėjas pasakė, sako... Ką kirpėjas, aš tau pasakiau? Ne, man iš pradžių Raimis sakė, žinok. Aš tau pasakiau, kada mes dar maudėmės per karantiną. Bet man Raimis irgi, žinok, skatino mane. Raimis tau sakė, aš tau pasakiau, kur nueiti ir nuėjai. Ne, man jie patys parašė laišką, seni. Aš iš jų laišką gavau. Iš Herklinį? Taip. Nu. Vapšė, ne prie ko. Ne prie ko, tai aš ten viską suvedžiau, padariau. Kaip tu, ble? Ką tu, ble, šneki? Nu, žodžiu, jo, padarė man. Ir geriausias dalykas. Achujenai, visiškai. Ta prasme, the best, tikrai. Nes aš noriu... Bet labai, man net nenuskuto galvos, žinau. Ne, tau nuskuto... Kodėl tau neskuto, kaip tau? Nu, man sakau, mano ten zona buvo labai mažai man ten darė. Gerai, bet tau turėjo išimti tuos plaukus. Iš galo? Jo. Tai gale biški paskuto ir prieki biški paskuto. Tai buvo toks rutuliukais, ne? Ten biški. Ja. Okay. Jo, zaibys. Šiaip science. Achujenas dalykas. Užkursi ugnį? Ar padėtų? Tai užkurkime ugnį, bet mes čia su pakuriukais, sakai, nereikės net popieriaus? Ne. Ne? Ne. Ne, davai. Mokė? Nu, naudojusi tokiais namuose. Židinį turiu. Namuose? Jo, namuose židinį. Miške? Miške aš leidžiu tiem, kam labiau patinka. Tiem, kam labiau patinka tą daryti. Beje, balti. Geras. Šitie labai geri. Šitie geresni yra negu tie rudie, ne? Jo, šitie daug geriau. Tai pažiūrėk, čia dar ir kitokios konsistencijos. Jo, jie tokie byrus yra, bet jie labai geri. Įsmirda jo psichmatį. Eik tu savo. Ne, tu pizdėts dabar rankos kaip smirdės. Eik tu nafai. Čia su piršnėm reikia tokius dalykus daryti. Mesgi gamtoj, daug piršnė. Tai va. Taigi mes gamtoj. Tai jo. Tai jeigu mes gamtoj, tai kodėl mes su benzininiais kažkokiais kubiukais kūrėm? Ne, tai gali rankytėm. Nu. Jo, psichmatį kaip karštą. Blet. Žiauriai. Gal net maikutės reikia mėgstinio gal. Blet, karštą tikrai. Ar mėgstinio užsiklijuosi. Matai kaip? Matau. Šakeliukai. Matau. Tai prasme, 21 amžius. Fizė. Visą įdomumą atima. Gerai jie kūrenasi, jo psichmatį. Apa, liuksum, šmuksum. Dar čia kažkas buvo, ne? Bet visi vieno vietą. Nu, jisai to, žinok, užsidegs nuo ugnies pats. Jie užsidegs patys, žinok. Nu, vanoja. Gerai, ne? Vanoja gerai. Aš tau siūliau maudytis. Aha. Nu, tik ką nesimaudai? Maudaus. Kodėl tai maudytis? Jau prasidėjo gegužės, užteks jau maudytis. Užteks šaltam vandenį maudytis jau. Bet šaltam nesimaudai? Maudaus. Žiemą. Kiek kartų? Nu, šią žiemą mažokai maudžiusi. Bet maudžiusi. Po kartą į savaitę gal. Bet važiuodavai prie ežero? Jo, važiuodavau prie ežero. Tai su draugais entuziastais vis pagrėbė kažkas. Ir nuvarai. Gerai. Nu, o tu varydavai šią žiemą? Ne. Nevarėjai? Ne, aš variau, žinok, gal kokius 5 kartus nuvariau ir viskas. Ne, nu, kažkaip šita žiema buvo mano silpniausia maudynėse šaltam vandenį. Ir ką tu nori, susirgau visko, ko tik įmanom. Ašgi tave sutikau šitoj. Sirgau gripu. Tengi buvai baisiai peršalęs. Sirgau plaučių uždegimu po to iškart po gripo. Po to iš plaučių uždegimo įsivystė į laringitą ir tas laringitas man tęsiasi gal 1,5 mėnesio laringitas buvo. Tai nei dainuot, nei ką, atšaukiau daug koncertus privačius,
kuriuose jie pasisamdė Jordaną, tai va. Vietoj tavęs? Nu taip, O, labai fain. gražu. Patikėjai. Ką Eurovizija, klausyk? Ką Eurovizija? Kam? Papasakot man. Ką Eurovizija? Ką? Nu, konkursas tas. Konkursas? Nu, jau vyksta ten 60 metų, man atrodo, A, ne? jau daugiau. Kai teko dalyvauti, ne? Teko, Nu ir ką? prieš 10 metų. Prieš 10 metų. Lygiai? Lygiai. O. 2015 metai buvo, kai mes važiavom. Su Monika. Su Monika. Ką davė Monika? Eurovizija tau? Monika, ką davė Monika? Man bučki. O, Davė. Scenos. Ant scenos. prieisim prie to bučkio paskui. Galėsim prie. Aišku. Ką davė Eurovizija? Davė patirtį, gražią, fainą patirtį davė. Kaip jautiesi, būdamas ant scenos? Aš matai, aš nedainuoju. Nėra labai didelio skirtumo, man atrodo, nuo jausmo ant scenos Eurovizijoje ir jausmo ant scenos Lietuvoje prieš tūkstančių žmonių, kurie ateina, žinai, kad ir jūros šventę paklausyti. Aišku, kad gal spaudimas gal biškai kitoks yra, nes tu žinai, kad ten visas pasaulis tave žiūri. Jo, atstovauji savo gimtinę. Ir žiūri labai daug žmonių. Aš ne, sušiniukščiau, žinok. Ne? O kur tu? Ne. Kažkur Man čia, tai tu taip, kišenėlė? ne, įkvėpiau tiesiog. Ai, Jeigu tai būčiau padaręs. O, dabar skaniai. Supratau, nes galvoju kažką ir ten. Ne, nieko. Juodas stalas. Balta. Ne, bet mes gamtoje nereikia. Mes ir gamtos gyrybių galim Nu, pakvepuoti. tai jokio skirtumo realiai, ne? Ar dainuot ten prieš, sakau. nežinau, tiek žmonių ir kurie dar žiūri tave, kokie ten, nežinau, 15 milijonų. Taip, jo, ten daug žmonių žiūri. No. Tai vad gal, ne, nu, tai buvo atsakomybės tas jausmas, kad nepasišyk čia, žinai, savo šalis, reikia atstovauti kažkaip tai gražiai tą šalį ir gėdingai nesustovėti. Taip, ir svarbiausia, kad gerai praleis laiką. Tai mes labai gerai praleidom laiką, tikrai taip juokingai pabuvom. Bet jūs su kitom šalim ten irgi tūsinot, buvot ar tokie savo rate labiau? Mes, žinai, su kuo tūsinom? Su vokiete mes gerai kažkaip tai tūsinom. Atsimenu, su kuo dar mes ten visai neblogai sutarėm. Nu, buvo tų šalių, su kuriais mes visai smagiai ten kažkaip tai pabuvom, pasitūsinom. Bet šiaip tai tūsam daug laiko nebuvo, netgi paskutinis vakaras, kuris buvo ten, paskutinis tūsas, paskutinis vakarėlis po viso konkurso jau, po finalo, tai mūsų ten pakvietė jau į tą visą, aš va šitą tamponą užsidėsiu vis tik ant čia. Kraujuoja papai. Man kraujuoja papai. Ne, nu jis žiauriai, žoskai karštas, aš negalvojau, kad jie tokie karšti čia pizdėt. Va, čia į pažastis. Jeigu sugeria. Ta prasme, eina šik. Svarbu, kad nešalta. Ne, nešalta žiauriai. Ir viskas. Tai gerai, sutarėm, mes tokie sutartukai mes, lietuviai, mes su visais kažkaip gražiai. Ir mūsų komandai faina hebra buvo. Dainotas vardas, Rūta Žibaitytė, Justė Kraujelytė, šitasgi Jurijus Veklenko, su kuriuo mes ten rytais varydavom dar prasibėgti. O po to vakariukais vokiško alaus, austriško alaus, ne vokiško. Končita Wurst matėm. Jie vedė tą šauvis. Nu, tai va, tokia tokia Eurovizija, mano patirtis. Šiaip labai techninis išpildymas mane nustebino, tas visas, kaip dirba personalas, kas pasitinka, palydi po scenos. Tai atrodė, kad wow, čia tai yra viršūnė jau. Tikrai. Buvo dar kažkur tokių viršūnių? Tai dabar mūsų techniškai išpildomi dalykai yra pakankamai primena. Mūsų hebra tikrai labai gerai dirba, žiauriai gerai dirba. 10 metų buvo, aš nenoriu atsiminti to laikotarpį. Kodėl? Nenoriu, man skaudu. Kas? Man širdį gelia. Kas? Paleikim, neįkim net. Kažkaip su skausmu viskas man, ta Austrija man Austrija ir Lietuva. Veria širdį man, ta Eurovizija. Man toks PTSD iškart, žinai, aš prisimenu ir toks net nupurto. Taigi sakiau, kad fainai viskas buvo, tu pasimetęs. Tu juokauji. Čia aš juokavau, jo, juokavau. Čia aš juokavau. Klausyk, o šita daina tu juokauji. Čia tos proksai, žinokit, taip įsipučia.
Tai, nu, tu pirmas toks būsi, galbūt, nu, išbandysi ir viskas. O šita daina, jinai skirta tokia, tipo, meilė, ne, visų ten lyčių ir jūs čia sąmoningai taip sugalvojot, ar tai buvo kažkoks triukas eurovizinis, kur, nu, žinai, vis tiek didžioji dalis Daina tai apie meilę. Mm. Daina tiesiog apie meilę buvo, ten ar jinai skirta kažkam, tai ar neskirta, žmonės patys prisiskiria savo dalykų. Transliavo kažkaip daugiau. Nu kažkaip transliavo. Taigi mes, žinai, laisva į Europos Sąjungą įstojusi šalis, liberali, Vilnius, sostinė, žinai, tokie. Liberali. Nu liberali, pakankamai liberali. Man atrodo, kad... Pakankamai? Aha, man atrodo, kad mūsų šalis... Viskas čia... Man atrodo, kad mūsų šalis yra labai, labai liberali, pakankamai tikrai liberali. Nematau, kas gali jaustis ypatingai blogai mūsų šalyje. Kažkaip net ir dabar jau ir labai šviečiasi, kad ir partnerystės įstatymas bus priimtas. Nu, dabar kur dėtis jau daugiau, žinai, kai teismas pripažįsta, kad reikia, žinai. O greitai ir man atrodo, kad ir veiklioji marihuana bus pripažinta Europoje tikrai, ne už ilgų dienų, aš tikiu. Dar mūsų gyvenime tikrai bus. Dar, manai, galėsim pasidėti, patraukti. Laisvai taip. Vokiečių gatvėje. Man atrodo, kad ir dabar galim Vokiečių gatvėje pasidėti ir laisvai patraukti. Įstatymiškai tai draudžiama, bet aš tau neslėpsiu, žinok, praeinu pro Vokiečių gatvę arba pro kokią kitą gatvę, tai jaučiuos kartais kaip Amsterdame Vilniuje. Tikrai kvapelis yra ir man atrodo, kad ir teisėsauga puikiai žino, kad tai, nu, tokiu mastu tas lengvasis, ta lengvoji medžiaga yra vartojama, kad kartais pagrumojimų pirštų tik tai apsieina. Aš tikrai tikiu, kad taip yra. Nes ten įstatymai tai yra, nu, absurdo lygio, žinai, ten, kur sodina paauglius, ten į kalėjimą. What the fuck, seniai, tipo, ką? Nu, žintuką, tipo, žinai, nu, netgi dabar, tu matei ten tą video, kur bičias 4 guminukus suvalgo ir policininkai atvažiuoja, tipo, ir jisai tiesiog į batą raštelį įsikišęs, kad nepamirštų, ką jisai, tipo, savo padarė, kad 4 guminukus suvalgo. Jo, ir taip policininkai atvažiuoja, sako, nu tai ką čia valgyt? Nu, aš, va, guminukus, tokius, tipo, sako, man biškit, atleiskit, vėluoja viskas. Nematė šitą video? Ne, nemačiau. Geras, sako, iš kur tu gavai, tėtis parvežė? Olandijos. Geras. Ne, nemačiau, bet čia Lietuvoje, ne? Jo, nu tai tie ir policininkai irgi patys jauni žvengia, žinai, nu supranta, taip, žinai. Tai aišku, supranta. Come on, žinai, ten gal, mano tėtis, ten toks vienas iš tų, kur, tipo, viskas yra narkotikai, kas nėra alkoholis. Sakau, tėti, come on, žinai, sakau, prasigėrusių mūsų šalyje tikrai yra daugiau negu, žinai, ne tas faktorius, kur mes turėtumėm drausti guminuką kažkokį suvalgyti, žinai, ir rekreaciniais tikslais pasėdėti fotelyje, sudribus čipsus bevalgantį arba pizzą kokią, žinai, užkandantį ir žvengiant filmą žiūrinti, žinai. Šneku lyg žinočiau, ką daro. Bet negaliu paklausti, ar galiu paklausti, kada rūkė paskutinį kartą, čia legalu dabar. Aš tai tikrai pasigardžiuoju kartais guminukų vienu kitų. Guminukų, bet ne joint. Ir tą. Ir tą smagiai sutraukiu. Tai kodėlgi ne? Kodėlgi ne, būtent. Nu taip. Aš tai priežasčių nerandu. Žinau, aš manau, kad visko, kas per daug, tai, nu, būkim bėdni, bet teisingi, šiaip nebūkim bėdni, tikrai. Būkim turtingi ir teisingi. O kartais ir neteisingi ir nebijokim būti neteisingi. Bet žinokim vis tiek savo, kad teisingi esame. Toks jau ego. Nu ką? Bet dėl... Kur mes buvom, palauk, ką mes čia palėtėm? Mes čia apie tos narkotikus. Apie narkotikus. Jo, viskas, ko nedaug, yra gerai. Va. Tai manau, kad ir to šūdo, žinai, jeigu per daug, nu, tai aiškus padariniai matosi, ten ir atminties kažkokie tai praradimai. Apie ką mes čia kalbėjom? Supranti? Ką sakai? Būtent. Pamiršau. Pas mane parašyta, čia nebuvo. Palauk, aš peržiūrėsiu tos klausimus.
Aš tai tikrai uždraušiau alkoholį, bet palikčiau... Negaliu taip sakyti, aš per daug myliu Negronių. Bet Negronė. Tai tu iš karto už net žinai, kaip atrodyt. Taigi Negronė, senė. Taigi čia... Tokią šlikštynę negaliu. Bet žinai, kur geri, žinai, kad šlikštų, bet sveika. Skanu. Ne, bet jį reikia su vandeniuku. Yra arbata pas mane. Nu, pas tave yra arbata. Nu. Ne, galėtų mane pasakyti dėl alkoholio, kad, nu, tipo... Ne, o tu, palauk, klausimas gerą klausimą. Nuo kada ateina tavo paletėj supratimas, kad tu mėgsti Negronį? Negronė. Man atrodo, kad virš 30 gerokai. Bet gerokai virš 30, nes 30 tikrai dar ne. Nu, man atrodo, kad mane vermuto skonis visų pirma vimdydavo jaunesnį. Negalėčiau pasakyti, kad aš vermuto buvau labai didelis fanas. Bet kai tai maišoma su džinu ir su kampariu. Ir kampario nebūčiau pasakęs, kad man šis ne aperityvai šitie, bet digestyvai netrodė labai skanus. Bet kadangi virš 30 ir prasideda ir gastro problemos, žinai, tai šitas vaistas netgi padeda, supranti. Džinas yra seniai gerai žinomas digestyvas, kamparės, jeigu saldus, man atrodo, irgi digestyvas. Ir šitasgi, nu ir tas, kur pirmą minėjau, ta prasme, vermutas. Irgi digestyvas. Tai va, tai trys su draugeliu buvom dabar Varšuvoje. Po rungtyniavom ten tokiuose varžybose. Aš mačiau beje. Nu, gerai pasirodėm visai. Tai varėm vieną kitą Negroniuką įkalt. Ir jisai skundėsi kažkaip tai gastro reikalais. Tai kitą dieną sako, nuėmė va tai va. Sako, viskas. Nei gurgė, nei nieko. Na, aišku, tai tik tai tos dienos problemos, žinai, išsprendėjęs. Ne visos, žinai. Aš beje gavau dovanų tokią tutelę, žinai, kaip šitas cigarų. Toks. Tai Negronė. Tokiu. Nice. Dabar man atrodo, kad apskritai Negronė vajus toksai patapęs yra žmonės. Mamai irgi parodžiau šitą kokteiliuką, sako. Nu geras, sako. Tikrai. Sako, aš bijau, kad bus stiprus. Sako, mama ir yra stiprus. Vat būtent. Žinai, gali žaisti su juo ten 3 išgerti ir... Su to kokteiliu yra taip. 2 per mažai, 3 viso gero. Bet būna, kad ir daugiau kažkaip atsitinka. Tai aišku atsitinka, tai viskas gerai. Tikrai skanus kokteilis. Tikrai, jeigu gerai padarytas, su tuo dideliu ledu, tai iš vis. Aš beje tiek tau surinkau klausimų, aš tavo automobilį sakiau, kad aš iš visų, kiek aš jau kalbinau, 1000. Daugiausiai tau klausimų parašiau. A ne? Jo. Nu, gal turi ko paklausti. Įdomi asmenybė pasirodė. Man atrodo, aš esu tokia neįdomi asmenybė. Dėl to ir klausimų reikėjo. Baisiai, supranti. Baisiai. Aš jau iš vis atsibodęs. Aš has been. Kodėl? Kodėl taip galvoju? Ne, gal ne has been. Vis dar esu. Bet 20 metų aš jau mano snukis visose platformose. Nu, matomas, prievartautas, ta prasme, išprievartautas. Jau belinkiek metų. Nu ir ką jinai? Nu ir ką ta Madonna? Radu su ko palyginti. Madonna. Ne, respektas. Iš tikrųjų, Madonna. Jo, jinai išsilaikė, visą laiką išsilaikė. Tai čia tas... Bet kokia tema? Bet kodėl? Čia yra mokėjimas būti įdomiam, čia mokėjimas toks žinot, kada nutilti ir žinot, kada pasakyti ir padaryti skandaliuką kažkokį mažiuką ir kad apie tave... Matai, aš nelabai vėliuosi į skandalus. Senį, ta prasme. Nu, nelabai vėliau. Tu juokauji. Aš atidariau Vaidas Baumilas, suvedžiau beje. Ką tu labiau naudoji dabar, Google ar ChatGPT? Aš naudoju, žinok. Ne, viską. Šitie, kas jam atsitiko, aš nesuprantu. Aš ir jie. Pizdėt. Ai, nu po to išmės. Jo, tai vat skandalai. Aš tai nesiviliu į skandalus labai. Nu tikrai. Labai. Jo, matai, jau sakinio struktūra šiek tiek keičiasi. Ne, nu buvo ten vienas... Ai, mano klausimas buvo. Kažkas ten vienas kitas. Tai žiūrėk, tai ta prasme vienas dalykas, tikriausiai, kai esi matomas kažkoks, tai ten
Žinomas. Matomas. Tai vienaip ir kitaip tave pasivėja kažkoks tai vienas kitas dalykas. Bet ką aš noriu pasakyti, kad aš vengiu skandalų. Ta prasme, aš tikrai nesiveliu juos, žinai. Kad aš būnu įveltas ten į skandalą kažkokį tai. Ateik. Jo, žinai. Nežinau, gal žmonėm taip reikia, žmonės nori rinktis, žinai, kažkokį tai iš to savo populiarumą. Aš iš populiarumo iš vis nenoriu. Nu, man nereikia populiarumo, aš jo ir taip turiu. Man jo daugiau nereikia. Va. Nu, ta prasme, Aš galvoju, tau nereikia populiarumo, bet, nu, ta prasme, tu negali ta prasme, būti bet nepopuliarus ir... Bet aš negyvenu dėl populiarumo. Ta prasme, mano esminis dalykas yra kurti muziką, kad muzika yra tokioje platformoje, tokioje scenoje ir tokiame pasaulyje, kuriame tu esi matomas, nu, taip yra. Ir kad nuo matomumo priklauso tavo ir uždarbis, darbo kiekis. Taip irgi yra, tai čia nepaneigsi, žinai, ir kad populiariam būti yra gerai šitoje plotmėje, šitame amate. Bet seniai supratau, jau kokį 10 metį, gal mažiau šiek tiek, kad aš būtent to nesivaikau. Aš atvirkščiai darbo vaikausi labiau. Aš noriu dirbti, man patinka dirbti, aš darbininkas. Va. Matai, kaip darbininkas, kaip ir šitas maišelis. Dirba, atidirba. Nu, nesvarbu, tai aš vaikausi darbo, o ne populiarumo. O jau su darbu, jeigu ateina tas populiarumas, tai aš jį priimu kaip papildomą kažkokį tai dalyką, žinai. Jo. Bet tai vis tiek, nu, pasižiūrėk, nu, jeigu tu būtum tik tai pozityvus... Galiu tą pertraukti. Aš specialiai kažko nedaryčiau tam, kad iššaukčiau populiarų... Nu, tu supranti, kažkokį tai ten antraštę, ar dar kažkas. Specialiai... Vaidas Baumila ten vadino ten... Tyčia taip nedaryčiau. Mergaitė ten, nežinau. Taip. Tai va, o tu dabar pratesk, sorry. Jo. Tai, bet aš tiesiog norėjau pasakyti, kad, žinai, negalvoji, kad žmogus, įžymybė, kuri yra tiesiog ta tokia, nu, neutrali, ne, kuri, nu, tipo, tokia pozityviai, viskas kaip ir gerai su ja ir tokia nelendami skandalai, nu, jinai ir gesta, nes, nu, jinai neįdomi iš esmės. Aš tiesiog atsimenu X Faktorius, kai mes dirbdavom ir... O tu Jessica Shy, matei bent vienam skandalę? Bent vienam? Ne, dar ne. Labai gesta. Dar ne. Nu, jinai tik išlindo, ta prasme... Nu, kur jau? Kur? Nu, baigtų. Jessica daug metų jau daro. Kiek daug metų? Ta prasme, tai dar kelias iki to buvo. Nu, dar kelias iki to buvo. Jinai dar 5 metus iki to, žinok, varė ten normaliai. Tai jau kokį 10 metį jinai yra Lietuvos scenoje. Tik tai jinai labiau girdima tos pastaruosius 5 metus. Nesmė tas. Esmė, kad yra žmonės, kurie duoda peno laikraščiams ir geltonosiams visokiams antraštėms, o yra žmonės, kurie tiesiog daro savo šūdą, dirba ir jiem, man atrodo, kad nuoširdžiai nusišikti vienodai ten, žinai, vienodai žydi sodai. Jūs rašykite, o aš kuriu. Nu, taip. Nori skandalų, nu sukurkite skandalą. Aš gal iš manęs, tai gal aš turiu tik tai blogą tokią savybę, aš esu labai teisybės ieškotojas. Ir suprantate, aš ten bandau tipo, teisybės ieškoti, kad, nu, žiūrėkit, hebra, ne tai buvo, o ten kažkas kažką nori savo pasidaryti, kažkokių tai reklamų. Aš toks ne apie tai esu, kažkada gal ir buvau apie tai, bet man visiškai pohui tie dalykai, ta prasme. Aš noriu tiesiog dainuoti, po koncertus važinėti, man yra smagiausia ir žinau, kad nei vienas kažkoks tai nusiperdimas, ar ten Facebook'o komentaras, ar ten skandalėlis, kuriame buvau aš figūruojamas, jisai man tikrai neuždirbo nei 1 cento. Man duonai aš užsidirbau dainuodamas ir kurdamas dainas. Buvo. Gražiai pasakyti. Ačiū. Toks, žinai. Dar vaidindamas ir rašinėdamas knygas ir garsindamas multikus. Pakalbėsim dar apie multikus. Ne, koks mėgstamiausias multikas? Mano paties... Galbūt tavo paties garsintas ir iš esmės. Niekada negalvojau apie mėgstamiausią multiką savo, bet paskutinį mačiau tikrai labai gražų flow, man labai patiko. Aš nesu matęs dar. O į garsinęs esu kokius 30 gal animacijų. Wow, nice. Mano paties garsintas galbūt mėgstamiausias buvo
Trolių trilogija. Mhm. Mes su Juste Starinskaitė garsinom. Marijo man patiko, nes Marijo buvo įdomus toksai personažas, juokingas ir reikėjo italų tą akcentą kažkokį tai suvaidinti vienoj ten kitoj vietoj. O pats mėgstamiausias mano multikas, aš galėčiau pasakyti, tu nori pasakyti Cimarono žirgas, aš jau žinau. Ne. bet man, ne. Kur apie Mozę, aš tik pamiršau, kaip jisai vadinasi, kur buvo Mariah Carey su Whitney Houston daina sukūrus. There can be miracles when you Bet aš ne visiškai believe. neatsimenu multikų. Though hope is frail, it's hard to give. Who knows what miracles you can achieve when you believe somehow you will. Labai gražus gabalas. Labai. Kur ten ir praskiria jisai ten tą, žinai, Taip, jūrą, aš Mozės vandenyną, istoriją tai jūrą, žinau, jo. jūrą raudonąją tikriausiai. Ja, jūra. Jo. Jo. Tai koks nuostabus multikas, žinok. Nu, vienas mano mėgstamiausių tikriausiai multiko, kokį esu matęs. Jo, labai jisai man patinka. Tik tai tiesiog pamiršau, kaip vadinasi. Liūts karalius. Liūtas karalius nuostabus, tikrai. Liūtas karalius Nu. nuostabus. Bet dar tada, kai tie multikai buvo labiau paišomi, o ne... Jo. Nu, Pixaras labai aišku daug pakeitė, bet Pixaro multikai irgi yra nuostabus. Vienaip ar kitaip jie yra superiniai. Ninja Dabar noriu Vyšniukai. pažiūrėti filmuką, kuris konkuravo prieš Flow Oscaruose Aha. apie robotuką, kur atsiduria planetoj tarp gyvūnų. Taip. Sakė, nuostabus filmukas. Taip. Tai noriu tą dar pažiūrėti labai. Mm. O tavo mėgstamiausias koksai? Mano, aš jau sakiau. Vešliukai nindzės. Vešliukai nindzės. Ai, rimtai tavo mėgstamiausias? Jo. Aš buvau Teenage Leonardo. Mutant Ninja Turtles. Ai, ar aš buvau kas? O tu buvai kas? Mano brolis Donatas Spiekas buvo. Donatella. Nu, o tu? Michelangelo. Mikelandželas buvo su šakėm? Tai tada aš Mikelandželas, jo. Ar Rafaelis buvo su šakėm? Kas buvo su šakėm? Dabar galvoju, kas su Man tas Rafaelis. patiko su šakėm. Nes aš buvau su kardu, buvo labai juokinga, kad aš centre, būdamas ten, nežinau, 7 metų, lakstydavau su tokiu geležiniu pagaliu. Ne, Mikelandželas su nunčiakais buvo. Aha. Rafaelis. Tai Rafaelis. Rafaelis. Kokia tavo vaikystė buvo? Nuostabi. Kur tu Vilniuje augai? Aš Vilniuje augau, Šeškinės rajone. Šeškinės, jūs ten banditai, ne? Prie banditų augau. Aha. Ne, aš pats nebuvau banditas, bet prie Ne, tu banditų. tai aišku, dar ne, bet... Nu, Dar nebuvau, ne. Dar nebuvo tas laikas, bet po to jau pradėjom banditauti. Mhm. Bet Koks Šiaip tu tough buvai neighborhood vaikystėj? toks. Kaip tu save prisimeni? Toks Aš- kreizė, ar buvai toks labiau ramus? aš visą laiką sporte buvau, labai sportuodavau. Aš norėjau klausti, ar sportas pas tave yra nuo vaikystės? Jo, nuo ar, vaikystės. Nuo jisai- vaikystės. Tai nemelas, kad iš kiemo mes pasiėmėm dar vaiką Černychą ir nuvedėm jį į pirmąją futbolo treniruotę. Ir Fiodoras Černychas yra sakęs interviu, kad mane Vaidas Baumila nuvedė į pirmą treniruotę. Taip, mūsų Lietuvos rinktinės kapitonas. Geras. Taip. Ir dar tam kieme, žinot, su kuo augau, aš vis tik jaunesnis. Ir jisai visai nesnei irgi interviu pasakojo, mūsų europarlamentaras Sinkevičius, gal dar nebe europarlamentaras, sakė, žiūrėdavau, kai Vaidas žaidžia krepšinį, sako, ir jie mūsų nekviesdavo jaunų mažiukų. Tai su Sinkevičiu aš irgi augau tam pačiam, kieme, tam pačiam rajone. Tai mes visi tokie rajonski. Dabar Šeškinė tai, labai rajonas. Jo, absoliučiai. Dabar labai, jau viskas kitaip rajonuose, aišku, pasikeitė, žinai, jie atjaunėja ir tų jaunų šeimų, ir kitokių šeimų. O tada dar buvo posovietiniai tokie laikai, 90s, 90-ieji buvo tikrai pakankamai kieti ir pavojingi kažkuria prasme. Mano brolis gal gyveno labiau pavojingais laikais, jis 4 metais už mane vyresnis. Bet šiaip neįsiveldavom mes į kažkokius tai reikalus. Buvo viena kita ten muštynė, kažkokie tai susigrūmimai. Nu, bet man atrodo, čia normali vaikystė. Bet aš sakau, aš nu, buvau kur, labai nu, taip sporte toks. ir aš nelabai turėjau laiko. O žinai, kas ten sporte turėti. buvo? Koks... Aš į ką tu buvai? pradėjau gal nuo gimnastikos, po to futbolas ir galų gale kaip ir visi berniukai Lietuvoje krepšinis. Dar tuo metu. Dabar tai aišku, visi nori viską veikti, žinai, ten ir tenisas, ir plaukimas. Aš dabar pats plaukiu. Tai
Stengiuosi plaukti. Mokausi. O kodėl? Gal noriu triatloną įveikti. Kada? Kurį? Tai pradžioje gal nuo olimpinio triatlono pradėti, kuris mažiausias yra, o po to jau Esu praėjęs olimpinį. olimpinė, ne? O po to jau liekt gal į pusę Irono ir po to galų gale kada nors į pilną Ironą padaryti. Bet pusės gal netgi užtektų. Gal užtektų ir pusės. Gal užtektų ir pusės. Užtektų ir pusės. Ja. Maratoną prabėgau visai neseniai. Aš praeitais metais Kauno maratone bėgau. Per 3 valandas 6 minutės nubėgau. Visai neblogai. Blet, apie tau bėgimą, tai aš iš vis styliu. Aš praeitais metais supratau, kad man nepatinka varžybos. Aš kažkada tai prabėgom pusmaratonį Vilniui ir supratau, manęs neveža. Mane erzina žmonės, mane visi, aš galėčiau vienas bėgti ir man būtų žiauriai zaibys. Ir aš atvariau, nes aš buvau įsireginęs Vilniui, į Vilniaus maratoną, bet bėgo mano draugai. Ta. Ir kažką aš jų laukiu čia ten ir pasuku galvą ir žiūriu tu ant scenos. Ir tu ten toks, tipo, tai aš čia nežinau, aš čia šiaip neplanavau bėgti, nes aš šią naktį grįžau ten 3 iš koncerto ir iš kažkur, tai tikrai neatsimenu dabar. Bet toks atvariau ryte palaikyti draugus, galvoju, kaip ir apsirengęs, tipo, galiu bėgti. Ir išbėgau. Ir aš žiūriu tavo laiką ir aš galvoju, kas... Jo, aš pusmaratonį per 1:27 nubėgau, jo, neblogai. Kas tu? Bet iš tikrųjų labai sunkios datos to Vilniaus maratono. Ačiū beje už komplimentą. Pirmą, kai bėgau pusmaratonį Vilniui, bėgau po koncerto, kuris vyko gerokai už Vilniaus ir mes grįžom 2 valandą gal nakties. Ir aš dar buvau truputį antibiotikų, vartojęs. Tai nubėgau per 1:30, o aš ruošiausi. Ir per valandą, aš norėjau nubėgti per 1:37 kokias, per 1:03. Ir labai džiaugiausi to rezultatu. O dabar per daug nesiruošus, per 1:27. Ir taip galvoju, potencialo visai yra. Bet kaip ir tau, taip ir man, aš visą laiką atsižvelgiu į tuos, supranti, kur, tu gal netgi už mane daugiau bėgiojasi gyvenime, gal tu daugiau ruošiasi, Ir aš suprantu tavo, pavyzdžiui, demotivaciją, ne? O kaip motyvuotis, kai tu atvarai su draugeliu, kuris ten prieš pusę metų pirmą kartą išbėgo ir jis maratoną nubėga per 2:57. Okay. Supranti? O šiemet jisai maratoną, per kiek nubėgo? Per 2:2. 15 minučių pagerino per metus. Ta prasme, tai toks va, liesas, visiškai maratonininko kūnas. Mums sunkiau bėgti. Sunkiau. Bet tau netrukdo, tai... Bet žinok, tas bėgimas man iššaukė porą nefainų dalykų. Skausmą ten, skausmą kitur. Ir aš dabar biškutį vaikštau jau taip į kineziterapiją. Tas sportas yra kitoks, kad sveikesnis kūnas būtų, kad daugiau to longevity būtų, Taip. Svorio kilnojimas, be jokios abejonės, jisai privalomas. Man kažkas pasakoja apie tave, toks... Man, labai keista buvo, nes aš kai tave pakviečiau ir aš pakviečiau tave kaip draugą, bet aš nieko apie tave nežinau. Realiai, mes daug metų pažįstame, bet toks, tipo, kažkur ateina kažkokia informacija. Ir man pasakoja apie tave kaip... Tavo treneris, man atrodo, kažkam pasakojo, kad, sako, Vaidas yra, tiesiog monstras. Jam, kad duodi sporto salėje, jisai padaro ir toks, dar. Toks. Man patinka. Žvėris. Patinka sportuoti. Tai neužmušamas. Patinka, man patinka. Patinka, tikrai, labai patinka sportuoti. Ir tikriausiai tame ir veikia mano... Toksai, aš neturiu ADHD, bet, visi savo prisiskiria kažkokius dalykus. Tai, man to actiono reikia, man reikia veiksmo. Aš turiu būti veiksme, aš galbūt cholerikas iš savęs esu tokio būdo ir aš nustikti vietoje kažkaip tai negaliu. Man reikia tą daryti. Mano režisierė, atsimenu, kai mes dirbom spektakliuose, jis sakydavo, tu toks, kaip Johnny's Bravo. Va, Johnny's Bravo geras muzikas buvo. Jo. Šiaip tai aš užaugau su Cartoon Network. Ir labai daug žiūrėdavau Powerpuff Girls ir Cow and Chicken. Čia visiškai. Dexter's Laboratory. Visus tos, dalykus. Tai Johnny Bravo, aišku. Tai ką aš norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti, kad patinka man sportuoti labai.
aš labai daug draugų atradau sporte, labai daug gerų kolegų, sportininkų, įdomių žmonių, kariuomenėje, vadai, bankuose, žinai, direktoriai, medikai, kitokio plauko, žinai, žmonės. Ir apie sportuojančius žmonės aš galiu pasakyti, kad tai yra intelektualų žmonės. Tie, kurie imasi sporto, vis tik sąmoningai imasi to sporto. Nebūtinai apie kačialką kalbu, kačialką Ne, nes labai daug kas galvoja, kad sportas ir kačialkas. Bet dabar netgi tas kočiojimasis ir kačialka jau įgavo visai kitą formą, sąmoningo sporto formą, kur žmonės supranta, kad svorio kilnojimas yra, čia tokia nuobodi tema, bet svorio kilnojimas yra apie kaulų stiprinimą ir raumenų, žinai, raumenų didinimą ir kaulų stiprinimą, kas senatvėj tave pakels iš lovos, žinai. Tai va, taip ir moterim ir vyram tas pats galioja. O kada tu vaikystėje supratai, kad tu nori dainuoti? Kada atėjo tas... Nu tai va, tai daug sportavau, bet kartu ir mano vaikystėje buvo daug muzikos, aš klausydavau. Ką klausydavai? Oi, blemba, aš tokį popso klausydavau, amerikietiško popso. Žiauriai, man patiko amerikietiškas ir dabar, vat, tada man patiko, kiti patiliukais tikriausiai klausėsi ir apsimetė, kad nepatiko, o dabar su tais pačiais, kurie ten visokių Sepultūrų klausydavosi ir kitų sunkiųjų metalų ir taip toliau, paleidi Backstreet Boys Everybody ir mašina Everybody. Tie, kurie, žinai, metalurgai buvo. Yeah. Supranti? Tai žinojai šitas dainas tada. O keikiai. O keikiai. Nes nelygis. Taip, tai aš klausydavau NSYNC, žinai, Backstreet Boys, bet dar prieš juos tai aš augau labai klausydamas hip-hopo, daug hip-hopo muzikos. Tai aš užaugau iš tikrųjų su hip-hopu. De La Soul, Naughty by Nature, M.O.P., Dilated Peoples, Redman, Method Man, visas Wu-Tangų klanas ir kiti... Už popsą. Ir kiti savekai, bet už popsą, jo. Aš buvau užgeras, pasirodo. Ką tu manai apie visas šitas Lululemon, Eilo, Stanley Cup, Porsche vairuojančias mamytės, kurios į Pilatesą vaikšto? Svarbus sportuoja. Ai, tu irgi Pilatesą sporto vadinė, ne? Nu gerai. O buvai Pilatesą? Buvau. Ir kaip tau sekės? Nu gerai sekės, ką aš žinau. Ką, nu, padarei ten tuos tempimus? Viską aš ten padariau. Ką tu čia nusišneki? Viską aš ten padariau. Nieko sunkaus. Ne... Nieko sunkaus tam Pilatesą. Nieko iš vis. Nieko. O tai čia yra dar vienas baltų moterų pasiteisinimas, kodėl jos į kačialką neina. Aš į Pilatesą sportuoju. Davai, padarom čia tą reklaminę pauzę. Šiame su Malku. O matai, kaip mergos tipo daro kažkokią tai, blėt, jogą fucking vandenį ant tų plaustukų ir, blėt, ten... Matei šitą? Nu, pizdata prasme. Tarsi, Čia gerai? Ko neprisigalvos, tipo, mergos, kad neitų tiesiog į paprastą klasikinį sportą. Mes vandenį ant plaustų sportuojam, blėt. Čia labai gerai, žinok, yra sveikatai šitas. Taip. Gali būt. Kengūriniai batai buvo tie. Kas nešokinės? Kas nešokinės? Gražulis, atsimeni, jis iššokinėjęs. Atsimeni? Puikiai atsimenu. Tai kada atėjo dainavimas? Ai, dainavimas. Nu tai va, sportavau. Kiek tau metų buvo? Kažkaip aš visą laiką dainavau, muzika šalia buvo man. Mano tėvai atsimena, kai pas senelius Kaune aš kvaso prigėręs, tas kvasas kažkiek tai turėjo 2 laipsnių, aš visai vaikas, tai tą naminę gyrą gerdavau, žinai. Nu ir užtraukiau aš mokėjau dainą Mažam kambarėlį ugnelę, kuriu tokia daina. Ir aš niekam neleidau jos dainuoti, visus nutildydavau, jeigu kas nors įsijungdavo kartu dainuoti, aš tipo aš dainuoju. Jis nemoka dainuoti. Nu, toksai, žinai. Atsistodavo ant tos kėdės Mažas ir dainuodavai.
stodavau ir dainuodavau. Mažam kambarėlį ugnelę kuriu. Nu tai vat, nuo vaikystės, aš visą laiką atsimenu savo muziką. Bet Tai tada klausydavau tos tu muzikos. pabaigiai mokyklą ir varėjai mokytis. Jo, kažkur, ir įstojau ar- į Vilniaus kolegiją aš į muzikinį teatrą, aktorinį. Pasibaigiau ten 3 kursus ir po to išpirdolinau į UK mokytis magistro. Taip. Aktorystės. Ir baigiau aktorystę jau ten. Magistrą. Čia atsitiko netyčia ta aktorystė, ar jinai yra, irgi čia buvo tavo tokia svajonė? Šalia viskas kažkaip, žinai. Šalia. Aktorystė. Reikės klipus filmuoti, tai vat, Nu, reikės tai aš to aktorinio. taip giliai į ateitį nemačiau, bet aš tiesiog norėjau aktorystės meno pasimokyti, pagvildent, man buvo įdomu. Aš norėjau mokytis ne Lietuvoje, labai norėjau išvažiuoti ir apskritai akademiniai visokie pasiekimai mano šeimoje buvo labai svarbus, toks įspaudimas truputį buvo. Mamos? Tai, mano mama, jo lietuvių kalbos ekspertė, ar ekspertė, metodininkė, gal nežinau ar tiksliai ekspertė, bet jinai ekspertė. Jinai laikosi ekspertė. Nu, aš irgi ją, tikrai, aš manau, kad jinai ekspertė, jinai nuostabi šiaip. Viena geriausių lietuvių kalbos mokytojų, su kuria man teko susidurti, čia nelendant į jokių užpakalį mamai, ta prasme, jinai yra tikrai nuostabi. Mano tėtis irgi baigęs teisę. Tai, nu, tėvai turėjo savo akademinių pasiekimų, tai mūsų šeimoje buvo labai akcentuojami. Nežinau, kaip brolis, ką jisai ten, pedagogika šiaip tai mokėsi, socialinė pedagogika. Tai jisai gali dirbti su vaikučiais. Ten kažkaip buvo, mada tokia... Su vaikučiais dirbti. Socialinė pedagogija, nu, taip toks lieka. Buvo, nu, tai ką čia mokytis? Tai iki socialinė pedagogika, seniai, čia 1-2. Dabarasi visi įstoja. Taigi vis tiek ten kažką ten. Nu, kažką vis tiek diplomą parodysi, nu. O pats ką darysi? Nu, nieko, nu, tai stumdysi mašinas. Jo. Vienas iš tų. Bet broliui džiugas, kad labai sekas ir be socialinės pedagogikos diplomo. Bet brolis dainavo, ne? Buvo jisai Kastanėdai, jo. Aha. O kodėl ten nutrūko? O, čia tau reikėtų jau jį pasisodinus pakalbėti, aš ten tiksliai nežinau, bet tiesiog, kad galbūt baigėsi noras tiek Lukui Pačkauskui, tiek mano broliui. Bet to, žinai, buvo, nu, taigi, Kastanėdos šiaip tai grupės istorija pakankamai tragiška, žinai, tu žinai, kad vienas narys, kaip sakant, tragiškai iš gyvenimo išėjo, tada mano brolis prisijungė, čia buvo dangaus laikai ir 20 metų šiemet sukanka dangui. Klausyk, 10 metų Eurovizija. Jo, nu va tai ta dekada savo duoda, žinai, kas žino, kas bus po dar 10 metų. Gal pasikalbėsim, įsiaiškinsim. Nu, gal sėdėsim čia, vat, ir sakysim. Atsimeni? Sakiau tau, kad bomžas būsi. Sakiau, kad viską prarašė, Ai, sakei. Teisus buvai. Turi išgert. Sakei, bus išgert. Ne, tai bet galima čia? Prieš vaikus? Taigi pasakė, nukatinsi. Nu, gerai. Nu, tai ką čia. Nu, neaugiai šitą... Skanus. Šiaip nekenčiu, blėt, Jėgerio. Nekenčiu pizna. Bet si, blėt, skaus. Blėt, jeigu ten tipo kas nors, davai varom šotų, Jėgerio. Blėt, nu, šlikštesnio šoto negali būti. Tekila. Tekila arba šenkis. Mano šenkis būtų šotukas. Tekila jo, bet šiaip, nu šitą irgi iškirpti, aš vodkę baisiai mėgstu. Čia yra visiškai aš tai tiesiog, aš mėgstu vodkę, blėt. Man yra zaibys. Mano draugai, mes kažkada, čia dagresinu dabar biškai į šoną nupisau, bet šventėm naujaką kažkur tai, Nidoj, blėt, ar po naujako mes. Nu ir visi, žinai, jau ten iškrytę, bonkė degtinės ir nu, aš tai nežinau, aš savo įsipilu, nes nepilu. Ir aš pilu. Ir ta kebra atsisuka, sako, blėt, sako, tu tai geras kronis. Sėdi tą degtinę savo, žinai, tipo, makt. Ką žinau, man skanu. Galit ir palikti, ką žinau, po. Čia ne kriminalas. Ne kriminalas.
Bet baigėsi šitos dienos. Dabar liko tik sportas ir Ne, dainavimas. tu nesigirdėjęs, kaip tas senas profesorius, aš tik pamiršau jo pavardę, Artur Svonas, irgi mano draugelis, apie jį daug pasakoja. Jis sako, žiūrėk, tu gersi, rūkysi, nesportuosi, tai negyvensi taip kokybiškai, jeigu gersi, rūkysi ir pasportuosi. Jo, bet akivaizdu, kad vieną dieną... Visur turi būti balansas. Ne, turi būti balansas. Akivaizdu, kad vieną dieną galbūt, žinai, jeigu atsiras šeima, dar kažkas, žinai, nu, kažkaip reikės atsakingiau, žinai, su tuo būti. Dabar, kai pats už save atsakingas, už nieką daugiau, kaip ir neatsakingas, tik už savo šunytę, o šunytai mano, nu, kažkaip jai nelabai rūpi, ar aš ten grįžtu su kvapeliu ar ne, jinai vis tiek lenda man į burną laižytis. Galbūt net Netgi dar labiau. Netgi dar labiau. Kas čia negronis? Ir man patinka. O ir vėl dėktiem. Tai va. Tai bet ateity po 10 metų. Bus kaip bus. Bus kaip bus. Ir viskas. Bus kaip bus. Bet jau nori šeimos, ne jau. Nu, man Ar- pati idėja ta šeimos, man jinai graži labai yra. Bet negalvoju, kad jinai vat, būtent pati idėja gražiai. Bet Tai galvoju gali ir būt, tai. Kad, Galvoju ir tai. Ne, tai aš negalvoju, kad aš dabar noriu šeimos ir jinai atsiras. Nu, ta prasme. ne, bet ne apie tai. Bet Bet kad, pati ta idėja energija, ta graži. skleidžiama energija, vis tiek jinai prišaukia tau dalykus, žinai, gerus dalykus. Jeigu tu nori gerų dalykų, jie tau ir atsitiks. Atsitiks. Vis. Jeigu pats dar geras esi, žinai, žmogus. Jeigu pats kitiem nešiki, žinai, ir niekam blogo nedarai. Man atrodo, aš niekam blogo nedarau. Niekam blogo nelinkiu, bent jau, Jo. tikrai. Kažkada gal linkėjau, nes buvo daug sužeisto ego, kažkaip principai, žinai. O po to pagalvojai, Bibi, kas čia? Ko čia tiem žmonėm blogo? O kas man iš to, kad jiems bus... Kas man bus geriau, jeigu jiems bus blogai? Nu, man tai nieko nuo to geriau nebus. Bet man geriau bus Visiškai. nuo to, jeigu aš daugiau dirbsiu, pavyzdžiui. Jeigu aš geriau dirbsiu, jeigu aš geresnis kitiems būsiu žmonėms, man gali būti, žinok, nuo to tik geriau. Stengiasi būti geras žmonėms. Aš stengiuosi būti geras, bet kartais natūraliai? man atrodo, kad kartais man natūraliai išeina, kur manęs nelabai supranta. Aš kartais pastatau žmonės į nepatogią padėtį, bet čia tik tai mano toksai humoras, o mano humoro nebūtinai supranta žmonės kartais. Nu, bet čia, kaip sakant, jų problema. Ne, Ne, tikrai ne mano, tai tikrai ne mano problema. Mano problema tik tai ta, kad aš esu viešas žmogus, žinai. Tai tas kartais taip pakiša koją. Aš ten, žinai, kažką šneku pakankamai sarkastiškai ir man atrodo, aš nustatęs sarkastišką toną būnu, bet žmogus žiūri į mane ir klapsi akim ir galvoja, turim tai. Nu, kaip tu šiandien. Turim tai. Labai gerai buvo Eurovizija. Jeigu galim, nekalbėkime. Ar yra tavo kūryboje daina, kurioje yra paslėpta tavo istorija? Ar tos dainos, jos tiesiog? Tai yra dainų, kuriuose tikrai yra labai daug... Kur nežinau, va, tik tu žinai ir galbūt ten, nežinau. Yra dar dainų. 3 draugai. O, yra skausmingų dainų, kuriuose ne tai, kad, jo, ten pakankamai abstrakčiai dainuoju, abstraktus tekstas, bet jis tikrai šneka apie mane, ten, aš esu toje dainoje. O dabar, kaip tik išleisiu albumą Vienodai žydi sodai, tai sveikinu. ten labai daug manęs, ačiū. Labai daug manęs, labai daug mano būdo, kuris dabar esu aš. Nes aš esu vienodai žydi sodai. Man iš tikrųjų ne viskas, nenoriu pameluoti, kad man viskas, kaip sakant, viskas dalampački, žinai. Ne, aišku, kad aš reaguoju į dalykus, kad aišku, kad mane žeidžia dalykai, aišku, kad aš noriu patikti kartais, žinai, visi mes norim patikti. Žinoma. Bet stengiuosi kuo mažiau galvoti apie tai, kad noriu patikti. Anksčiau daugiau galvodavau apie tai, kad noriu patikti. O dabar galvoju gerokai mažiau. Ta prasme, man tikrai labai didesnių atvejų visiškai nusišikt, ką apie mane pagalvos. Ar tai yra gerai ar blogai, išsiaiškinsim ateityje. Po 10 metų. Bet mano širdžiai ir mano mintims tai yra gerai. Tai yra geriau negu pastoviai, o tu labai gali patekti į tos rėmus, kur tu pastoviai galvoji, kaip čia man žmonėm patikti. Nes tu esi biznyje, kuriame tu turi patikti žmonėm. Ir čia toks gaunasi, toks absurdas šiek toks. Žinai, kaip ir tu, tai kaip, mano mama irgi manęs,
Tai kaip tau nesvarbu, ką žmonės apie tave pagalvos, jeigu tu esi tokiame, Amplua. amplua, kaip sakant, tavo visas amplua yra apie tai, kad tu turėtum patikti žmonėms, žinai. Ir po to kažkaip, netgi mamai pakeičiau nuomonę, kad sakau, mama, mano pagrindinis dalykas tai yra tiesiog gerai dirbti savo darbą, o aš patinku kaip asmenybė žmonėms. Aišku, tai tikrai padeda, jeigu patinki kaip asmenybė žmonėms. Žinoma. Bet aš galvoju, kad aš per daug gyvenime bandžiau patikti žmonėms ir buvau ne asmenybė, o kažkas tai kitas. O aš pastebiu irgi, bet matai, irgi pastebiu šitą dalyką. Kas irgi nėra gerai pastebėti tokius dalykus, nes gali užsižaisti labai su tuo. Bet vis tiek pastebėjau tą, kad mano šitas purvinas rajonskas kartais nuoširdumas, žinai, kur aš ten kartais pasikeikiu, kam ten rūpi, ar aš pasikeikiu ar nepasikeikiu, visi žmonės keikiasi. Taip užaugom, supranti, kažkur save cenzūruoti, aišku, ten nacionalinėje televizijoje, aš galiu save pacenzūruoti, žinai, ten, o kai kur ten su tavimi sėdėdamas aš necenzūruosiu savęs, nes aš jaučiuosi pakankamai jaukiai ir pakankamai savimi. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad kuo mažiau kaukių tu užsidedi, ir čia tos senos tiesos, čia joks nestebuklas, žinai, kad kuo mažiau kaukių, kuo tu esi tikresnis, tuo ir žmonės į tave žiūri, žinai, kažkam tu tikrai nepatiksi, sakys, va čia tai brūdas, žinai. O kiti sakys, pagaliau jis sėdi ir nemeluoja, žinai. Pagaliau galima žiūrėti į kaip į kažkokį tai žmogų, su kuriuo gal norėčiau visai ir pasišnekėti, žinai, susitikti. Atrodo patsanas, visai, žinai, kažkas. Visai čiuvakas, visai bachujas. O jau visai užaugo. Visai užaugo, supranti. O anksčiau norėjau tėvam būti geras, žinai. Labai man rūpėjo, kad jeigu aš kažką padarysiu, tai viskas ant tėvų kris, žinai, aš toks, žinai, ką ten mamai mokytos mokykloje pasakys, dar kažką. Ir buvo čia kažkada, žinai, atsiemu aš už Kunigundą apdovanojimą ir sakau, sakau, ką gali padaryti kelios bonkės vyno ir ten, žinai, kažką. Aš taip ir pasakiau per mamą apdovanojimus. Sakau, išgėrėm, atsiprašau, atsiriaugiau. Vėl. Dabar tai tikrai jau, sakys, hamas. Tai va, ir atsiėmiau, sakau, kas būna, kai išgeri biškį vyno ir atsisėdi. Kelios bonkės, kaip pasakyti. Kelios bonkės, bet viską, ką aš norėjau pasakyti, tai kad tu atsipalaiduoji ir tu nelabai kreipi dėmesio, žinai, tu tiesiog enjoyini, tu tiesiog mėgaujasi pačiu procesu ir gimsta tokios dainos kaip Kunigunda. Iš kur mes ten žinom, kad Kunigunda kažkam patiks ar ne? Tai prie ko aš čia vedžiau? Tai prie to ir vedžiau, tai mama, supranti, išgirdo šitą, po to mes ten sėdim prie Velykų stalo ar kažkada ten po mamos jau. Sako, man mokytoja atėjo, sako, tavo sūnus, ten žinai kažką ten apie tas girtuoklystės kažkokią šneka. Sakau, mama, tu pažiūrėk mane iki, sakau, aš atrodo, kad aš kažkoks girtuoklis. Aš sakau, kad aš išgeriu vyno kars nuo karto, tai nereiškia, žinai, kad ten mes kažkokie tai turime problemų. Aš jokių problemų, galvoju, neturiu. Turim išgerti. Yra biški. Pakaštavot. Tik tiek. Tai va, kai supratau, kad ir čia su amžium tikriausiai ateina, žinai, aš jau vis tiek dėdė esu. Tai aš esu šiaip dėdė, 2 nuostabiom mergaitėm. Bet kai ateina tas toksai supratimas, kad ką aš čia įrodysiu, žinai, nieko aš čia nebenoriu įrodinėti, aš noriu tiesiog gerai dirbti, fainai, man patinka koncertuoti, gerai leist laiką. Ne viskas yra apie, žinai, gerą laiko leidimą, yra tų problemų, be problemų žmogus neauga, ne be problemų, be iššūkių. Be iššūkių žmogus neauga, žinai, tai tų iššūkių reikia, tai ta mano profesija, žinok, turi tiek daug iššūkių ir tiek daug įdomių iššūkių. Todėl, matyt, aš 20 metų ir esu šitoje profesijoje, nes jinai yra pastoviai besikeičianti. Vis kažkas naujo, vis kažkas įdomaus. Vis kažkas man nukrenta, ne tai, kad nukrenta, aš tikiu, kad aš susitarnauju to, nėra, kad man iš dangaus. Aš neturiu kažkokio protežo. Dabar gal jau ir turiu, po 20 metų aš gal nemeluosiu, gal jau ir protežą kažkokį turiu, žinai. Tikrai, man. Tikrai turiu. Ir aš kažkam galbūt esu, žinai, tas dėdė, kuris gali padėti. Ateik mergaitė, mes tau padėsim čia. Prisėskime. Tuoj mes tau padėsim iškilt.
žinai, Tai va. bet man patinka visą laiką ta plona linija. Plona Žinai, linija. kur Tai nu, tu riba. taip visai- Ne, klausyk, juodas humoras yra juodas humoras. Tai Visiškai. nesvarbu. Klausyk, aš irgi, kai savo dėdėjai sėdėjau ant kelių. Aš irgi sėdėjau. Ir ant to kelio, kur tu... Ir aš įsikibęs kaip nesuprantu tas beždžionėlė, kelias čia. bet- Tu kelią judini ar kas čia vyksta? Kas čia man bado? Tau irgi tai buvo. Nu tai va. Linksmybės mūsų vaikystėje būdavo. Nu ir fainai, viskas. oi, gražiai karuselės. Smagiai. Tu va, Brr, brr, brr. Lūpt gaudavau vaikystėje, oi, lūpt tai gaudavau. už ką? Nu, kartais ir už nieką. Mums taip atrodė. Bet Bet gaudavau. aš nieko Ne, nepadariau. būdavo, Ten tik 3 gaudavom. langai išdaužti. Gaudavom lūpt. Tikrai smarkiai, kai dabar pagalvoji. Tai bet su tėvais pašnekėjom apie tai, sako, nu, dabar taip nesielgtumėm, o tada kažkaip Nu, visi kitaip darydavo nemokėjom, sako, Jo. kitaip nemokėjom, žinai. Bet labai myliu savo tėvus, jie taip labai, labai graži mano vaikystė buvo, tikrai nuostabi vaikystė. Tos meilės tikriausiai, žinai, aš psichoterapijoje aiškinuosi, kad tos meilės, kurios galbūt man kažkada ten reikėjo, taip ir nebuvo gal, Mhm. nes tėvukai jie buvo labai darbštus tokie ir daug dirbo, matyt, tą perėmiau iš jų. Tai kartais jaučiu dabar, kad mes buvome du bičiai palikti vienas kitą prižiūrėti, žinai, Taip. ypatingai vyresnysis jaunesnį. Nu, tai susitvarkys, bičiukai, čia per pasaulį tikrai, nu ką čia, žinai. Viens Tai kitą. va, tai tas paliko galbūt kažkokių tai tokių traumų dabar man, kaip suaugusiam žmogui, bet šiaip, ką noriu pasakyti, tikrai mano neaugau su sidabriniu šaukštu burnoj, dievaži, pinigų daug nematėm, netgi mažai gal matėm pinigų vaikystėje, bet visko turėjom, žinai, visko kažkaip tai buvo. Nu, nebadavo. Ne, tai tikrai nebadavo, bet buvo visko taip, kad tėvai ant tokio sauso sėdėjo, kad mes tik dabar tą žinom, Mhm. žinai, kalbam su tėvais ir dabar tą žinom, o tada mums atrodė, kad, nu ką čia, nieko čia nevyksta, čia, ką čia, nu kažkur čia Tiesiog. persikeliam, kažkur čia biški, dabar taip labiau tait kažkur gyvenam, kažkur čia kažką, o pasirodo, kad tėvam buvo tokia žopa, žinai, kad jie ten kapiniojasi, kaip čia šeimą, žinai, išlaikyti, išvalgydint. Jo, nes, nu, Taip. auga du bičiai. Taip, o auga du valgo. bičiai. Tai bet šiaip nuostabiai. Tai aš taip truputį nukrypau, galbūt į Bet labai kitą gražu. temą. Jo. Jo. Aš apie tavo grožį, žinai, tu sakai, man pofik nenori patikti ir, nu, nori patikti, bet nenori patikti ir taip toliau. Dar noriu grįžti į tavo tą praeitį apie operaciją. Mhm. Ne, ir man beproto smagu sėdėti čia, uždavinėti klausimus, nes kai kurios klausimus, žinai, aš negaliu gyvenime užduoti, bet čia kaip ir legalu. Tai Paklausi? Ne, aš nesididinau savo penio, tikrai. sujuokina. A, jo. Aš girdžiu pastoviai juoką. Nu tai kad jisai galvoja, kad tu čia nori paklausti. Arba jisai žino, kad tu nori Ne, paklausti. jisai svarbiausia, kad jisai nežino, nieks nežino, iš tikrųjų. Šitą nedidinai, ne? Ne, Nes, kažkaip man sakė. žmonės, nedidinau. kad, Nu, ta prasme, jis ir taip mažas. Tai koks jis mažas turėjo būti tada. Supranti? Tai aš ir taip negaliu ten pasigirti šlangą kažkokią, tai, o tai kokią, supranti, tikrai nedidinau. Tiesiog, nu, galvoju, kad... Nu, toks aš galbūt galiu tai yra pasakyti, aš toks- priežastis, dėl ko tu esi vienas. Nu, čia toks, nežinau. Gali čia, būt, vat, nu, gali būt. Draugiškas toks. Gali būt. Prilaužiau tau toks. Gali būti. greičiausiai Man bijo užtenka. Žmonės pasakyti. Man jisai užtenka. tas- Matai tą... Nu, tau užtenka, tai suprantu. Matai tą, ten kažkokį mimsą, kur bičias pila tėvui ant rankos alkoholį. Sako, matai, ant rankos pila, sako, tėvas, ką čia darai? Sako, girdau tavo mergą. Tau užtenka. ne? Ja, visą laiką girta. Apsvaigus. Tik ne kairė, dešinė labiau. Jo. Dešinė, Nu, aš dešinė rankis. bet pamaišyt. Pamaišyti yra smagu. Tada atrodo, kad meilužė. Oi,
apie tą operaciją žandikaulio. Apie operaciją mes kalbame. Čia buvo būtinybė, ar čia buvo vėlgi šiek tiek iš Buvo- to, kad Leidžiu to pabaigti, sorry. nori, biškiai čia pagražinti. Tai visa tiesa Ranka dabar. prie širdies. Ranka prie širdies, galiu pasakyti. Aš, Ne prie širdies. Man tas žandikaulis visą laiką kėlė klausimų, kodėl mano patinis žandikaulis neužaugęs, nes jis buvo neužaugęs. Pasirodo, kad nežinau, kiek jinai įdomi ta tema. Tiesiog, kad prisimint. Geras. Tai va, pasirodo, kad Prisiminė save dar. jo, pasirodo, kad mano tėvai biškai buvo praleidę tokių dalykų, kaip kai aš kaip paauglys augau, tai man jau siūlė ten dėti breketus, nes sakė, kažkas su žandikauliu, žinai, kažkaip tai blogai vystosi, žinai. Nes būna, kad vienas trumpesnis, kitas ilgesnis, būna overbaitas, underbaitas. Tai čia va, aš, pavyzdžiui, iš toj nuotraukoje esu iškišęs žandikaulį į priekį, tu net neįsivaizduoji kiek. Wow. Aš tai jau darydavau, nes Jo. tai toks buvo pasislėpęs mane po apačią, žiauriai pasislėpęs. Tai ir visa tai įvyko dėl genetinių, aišku, dalykų, žinai, bet dar ir dėl to, kad nebuvo priežiūros tam tikros. Tarkim, mano... Tam tikrų metų. Tam tikrų metų ten reteineriai nedėti, ten yra būdų, kaip sutvarkyti tos reikalus vaikystėje, kai tu dar vystaisi. Okay. Ir jie nebuvo sutvarkyti, Jo. tie dalykai. Ir aš jau 23 gal metai, aš kreipiausi į odontologiją savo šeimos. Aš sako, žinai, tau nieko negaliu pasakyti, kad aš su breketais tau padėsiu. Bet sako, tu gali kreiptis į tokį Simoną Grybauską, kuris daugiau supranta apie tai ir aš girdėjau, sako, žandikaulio, žinai, ten magas kažkoks. Aš kreipiausi, aš sakau, aš norėčiau pabandyti gal breketais ten sutvarkyti. Sako, vaikeli, tu nebejokauk, sako. Sako, vis ten taip blogai viskas yra, kad, sako, ir blogės, ir taip blogės, sako, kad tu su dantimis apatiniais toj pradėsi savo gomurį kas naktimis. Žinai, liežuvį, gomurį ir viską. Ir sakau, tai koks solutionas tada? Sako, operacija, kito solutiono nėra. Sako, operacija ir dar gerai atrodysi. Sakau, gal visai ir neblogai. Gal visai čia gerai gaunasi, žinai. Kad geriau tai tikrai. Čia vienas iš dalykų, kurio labai džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi žandikaulio. Jo. Tai aš vienas pirmųjų, man atrodo, Lietuvoje. Dar Linas Zareckas irgi, mes abu tokie žandikauliniai. Choras, va. Taip. Jo. Ir Jankūnas Paulius, irgi, krepšininkas. Jo, mes tokie 3 mohikanai tų žandikaulio operacijų. O dabar jau čia visi, žinai, kažkaip. Kiek aš mačiau sutvarkytų moterų, o Dieve, kaip grąžino jom pasitikėjimą, žinai, savimi. Tai gražu žiūrėti. Žinai, stebukladarys, tas Simonas Grybauskas. Tai esu dėkingas žiauriai. Tau pasikeitė gyvenime? Taip, Dieve, aš šypsotis pradėjau. Aš šypsotis pradėjau. Po 24 metų pirmą kartą šypsais. Taip. Aš po 24 metų pradėjau šypsotis. Jo. Nes aš neturėjau šypsenos. Mano dantis įsislėpėsi kažkur tai. Supranti? Aš neturėjau, aš galėjau nušypsoti ir matydavosi tiek dantų. Tai man, kai jau sutvarkė žandikaulį, aš nešiau breketus, nešiau labai ilgą laiką breketus, kad tos dantis pastatyti į tam tikrą poziciją operacijai paruošti. Tada padarė man operaciją ir galų gale vėl breketus turėjau dar nešiot metus laiko, kad vėl atgal jau sustatyti tinkamas vietas. Tai va toks sudėtingas procesas. Ir pirmą kartą atsimenu, nusišypsau, bet tas tinimas nuėjo ir aš taip nusišypsau. O fuck, mano dantis, jie tokie? Jo, pizė, ne? Iš esmės. Nori mano nuotraukos? Ar sudeginam? Gali. Taip, simboliškai. It's my dead name. Yes. Simboliškai. Ja, jaunasis Vaidai. Tai tikrai džiaugiuosi. Ir aš atsimenu, kad ateina žmonės jau po kurio laiko, žinai, po tos operacijos, sako, kažką tu nosį pasidarėjai, sako. Sakau, ne, žandikaulį. Būtų moteris, žinai, antakius pasidarėlė. Žandikaulį biškius tvarkė. Sako, labai gerai. Labai gerai atrodo. Pasikeitė tavo charakteris, pasikeitė tavo gyvenimas, balsas, kas po tos operacijos? Jokių balsų nieko neatsitiko. Mutacijų nebuvo ten kažkokių tai, kad ten... Niekas nebuvo sužeista, pažeista, nebuvo jokių kažkokių tai komplikacijų. Tik tai visam gyvenimui tikriausiai, nejaučiu aš
Šita vieta nejautri man. Mhm. Nejautra yra. Gal atsigaus Gal- kada gal tie pažiūrėsim. nervai? Nu, taip užtaikytum dar į dantis, žinai. Nu. Bet va šitoje vietoje, tai kai laižausi, tai Keistai. mat keistai kažkaip. Bet tipo viskas ok, galiu laižytis normaliai. Šiaip neblogai laižausi. Esu girdėjęs, taip sakė. Va. Pabandom? Blet, Rytoj. davai. Rytoj. Bet pagalvojam dar. Nu, aš kažkaip, ūsai į ūsus gali Oi, ne. pradėti degti. Jo, trintis, labai trintis. Trintis didelė, jo. Kokia yra didžiausia klaidinga nuomonė apie tave, tu žinai? Kad aš pasipūtęs esu. Manau, kad tai yra, aš esu girdėjęs, kad aš esu pasipūtęs labai. Gal aš turiu kažkokį tai balso toną, kažkokį tai kalbėjimo manierą tokią, kuri galbūt atrodo lyg pasipūtęs, bet aš baisiai mėgstu iš savęs žvengti, žiauriai. Ir galbūt dėl to mano to durno humoro jausmo juodo žmonėm gali pasirodyti, kad aš esu pasipūtęs. Bet aš esu toli nuo pasipūtimo. Išskyrus, nemeluosiu, kad aš tikrai kartais esu netgi tyčia pasipūtęs ir įjungiu tokį mandražą, kai aš matau, kad žmonės su manim yra nemalonus ir nemandagus. Mhm. Tai aš jiems sakau, pyskit nacho tada. Tiesiai šviesiai. Eini muštis? Ne, nieks nenori su manim muštis. Bijo? Kas nori tą veidą liest, pažiūrėjai. Ne, nebijo. Nu gal ir bijo, ką žinau, gal ir bijo žymų žmogų. Aš nesu baisus, man atrodo, kad man duotų į galvą, žinai, ne vienas. Bet man atrodo, kad aš ir pasipriešinčiau neblogai. Aš irgi vieną užvoščiau. Ta prasme, nebijau. Ypatingai nebijočiau, jeigu liestų mano artimus kažkokius, tai žinai, šeimą ypatingai, tai aš tada jau laikyk tėvelį. Jo, už savus tai pastovėsiu, ten mūrų. Ranką atiduočiau, gyvybę paukočiau. O kaip tu varkaisi su stresu? Vis tiek jisai tas prieš Su stresu koncertinis toks. aš su stresu būtent veiksmu. Veiksmas yra man geriausias streso nugalėtojas. Tai yra, nu, tarkim, tu turi koncertą išvakarėse, tai kokie tavo dienotvarkė yra tada? Tu eini, bendrauji, ar tu vis dėlto toks labiau... Įvairiai. Aš anksčiau daug eidavau, bendraudavau, taip tos energijos gal biškai, žinai, ir atiduodavau. Bet šiaip man padeda su stresu kovoti, aišku, sportas. Tarkim, knygų klausimas. Labai man patinka knygas klausytis. Dabar paskutinės klausausi Altorių šešėlį, nes nebuvau jos skaitęs mokykloje, nes 12 klasėje nebažnai teko praleisti laiko realybės šou Dangus. Tai aš neturėjau galimybės paskaityti visų knygų. Bet to tikriausiai būčiau ir nelabai ir skaitęs Altorių šešėlį 12 klasėje. Koks žaltys gali Altorių fucking šešėlis skaityti 12 klasėje? 12 klasėje. Gal Panos gali skaityti. Nu, Panos anksčiau šiaip subręsta, jis supranta dalykus anksčiau. Bet aš 12 klasėje Altorių šešėlį aš tikrai nebūčiau skaitęs. What the fuck? Visą tą pirmą knygą apie, takim, kunigų seminariją, eik tu nahui, ta prasme. Bet kai dabar skaito Arbačiauskas, supranti, Arbačiauskas su maloniu balsu skaito tą knygą. Nu, smagu klausyti, gražu klausyti, gražu. Aš ir mokausi, beje, aš klausau Arbačiausko Giedriaus, taip, Giedrius Arbačiauskas. Aš klausau Giedrius, kaip garsina. Ir galvoju, gerai, reikia pasimokyt biškai, girdžiu, kaip tu darai čia, taip dikcija, o Dieve, kaip gražiai garsina. Kur link aš ten jau, priminkite man, ponas. Koncertas vakare. Koncertas, kaip aš su stresu. Nu, man streso geriausias valdyt, nes stresas kas yra? Stresas yra overthinkinimas, taip? Dažniausiai iš overthinkinimo mes stresuojam. Neturi ką veikti ir tada supranti, trečią, ketvirto, jeigu penktą, šeštą, septintą. Tikriausiai, kad pirmą buvo teisinga. Jeigu būtum pirmą pabandęs, neišeitų antrą pabandytum. Supranti? Antras neišeitų trečią pabandytum. Vietoj to, kad tu galvotum apie 5 žingsnius tolimus, tu jau pirmą ženk, pažiūrėsi, ar tau pavyko. Tai vat man tas veiksmas. Veiksmas yra svarbiausia. Bet aš negaliu pasakyti, kad aš neoverthinkinu. Aišku, kad aš overthinkinu. Aš permastau labai daug dalykų. Tai yra mūsų didžioji visuomenės ir visų kartų problema, kad mes dažnai permastom dalykus. Žinai. Nes gali būti, kad turim per daug laiko, bet iš esmės kaip ir skundžiamės, kad turim per mažai laiko, ne? Nes mes daug dirbam, mes daug veikiam, tada dar reikia ten, žinai. Man tai būna taip, aš turiu per daug laiko ir skundžiuosi, kad aš turiu per daug laiko ir tada viskas užgriūna vienu metu. Ir tada, neturiu laiko. Negali atskirai būti, ne, viskas turi būti vienu metu, žinai, plemba. Ai, tos mergos.
Turi praktikas, praktikuoji kažką, darai ten jogą, Grįžtu kars nuo karto kvėpavimus. meditacija, kvėpavimai, joga dar ne, aš nesu lankstus, todėl man reikėtų jogos. Tai prisiversiu tikrai jogą eiti. Bet kvėpavimas, meditacija nėra tai konstanta ir pastovi kasrytinė praktika. Turėtų tapti, manau, kad padėtų. Bet tai yra karts nuo kartinė praktika, kuri tikrai padeda. Kvėpavimas, jo, šaltas vanduo, sportas, tas pats, vėlgi aš laiką prie sporto grįžtu. Aš pavyzdžiui, sėdžiu ir jaučiu, kad nieko nedarau ir bimbinėju ir skrolinu. Tai tiesiog pasižiūriu kampą, kur mano kėdai padėti, aš staigiai užsidedu kėdus, jeigu dar geresnis oras, aš tiesiok 10 km nubėgo, jokių minčių nėra, iš vis jokių overthinkinimų, nieko ramu, žinai, sako, nori pistis pasmaukyk. Gerai, dar prie šitų žiūrovų klausimų biškį. Ta tema, tęsiant tą temą. Ką veiktum, jei vieną dieną nutartum nebedainuoti? Norėčiau dirbti vis tiek scenos užkulisiuose kažkur, arba talentų paieškose. Man įdomu būtų dirbti dirbti su mėgstančiais dirbti žmonėmis. Jo, tas būtų tikrai įdomu. Arba reklamoje. Man reklama dar įdomi yra. Kūrybiškumas. Kurti, įdomi, filmuoti, visas tas procesas. Jo, arba rašyti kitiem. Tu rašai, ne, savo tekstus, muziką? Negaliu sakyti, kad 100% viską aš parašau. Mes su Juozu Martinkėnu dažniausiai tie, kurie prie plunksnos prisėdam, vienas kitą pataisom, redaguojam, išsiunčiam vienas kitam draftus kažkokius tai ir sutvarkant tampa kažkoks tai bendrinis dalykas. Kartais tai būna, pavyzdžiui, viena daina gali būti visiškai jo tekstas, o kartais tai būna visiškai mano tekstas ir mano mama šiek tiek yra prisidėjus prie Kunigundos, pavyzdžiui. Kunigundą aš parašiau tekstą nuo A iki Z, bet mano mamytė vieną eilutę yra parašius, nes aš jai parašiau žinutę, sakau, antram posme nebenoriu rašyti kelią rodo ir veda. Sakau, kas su keliai rodo ir veda gali būti. Ir aš, vėl man atima žadą. Gerai, sakau, vėl man atima žadą, labai gerai. Geras. Tai va, Nijolė irgi yra prisidėjęs. Šiaip Nijolė yra parašiusi tekstą dainai Mano vienatvė, kurią aš dainavau su Linu Adomaičiu, jo albume yra šitą dainą. Tai visą tekstą nuo A iki Z. Nijolė Baumilinė. Kaip fainai. Nijolė Krikščiūnaitė, pseudonimas. A ne? Turi slapyvardį? Mergautinė pavardė. Gerai, dar vienas klausimas. Koks buvo keisčiausias ar juokingiausias momentas koncertų metu? Yra kažkoks toks? Visokių, žinok, yra buvę, aš jau čia kartuosiuosi, bet su taim dar nekalbėjom apie tai, kad kažkada koncertuoja ir bičias su pana prieki, žinai, ir bičias su Donatai! Pagruok tą dainą, žinai. Kažkokią matyti iš Donato repertuaro jis norėjo dainuoti. Bet. O ta jo moteris jam į strienas, žinai. Kaip čia Gerai, dar vienas. Su kokiu atlikėju labiausiai atlikėją norėtum sukurti, čia tikriausiai yra sudainuoti bendrą dainą. Aš norėčiau sudainuoti. Dabar apsiribojam dviem. Tai yra Lietuvoje ir... Gerai. Šiaip aš visai dabar, kadangi man labai patinka country muzika, aš pats linkstu link tos muzikos, tai aš norėčiau padainuoti su ne country atlikėju, kuris padarė country albumą su afigienais country atlikėjais. Tai Post Malone'as, jis beje atvažiuoja pas mus koncertuoti. Ir jo F1 Trillion albumas yra tiesiog nuostabus. tą dieną koncertuoju, pažiūrėsim, kaip ten man išeis. Jo, nes aš žinau, kad jis tikrai 9 nepradės, nes 9 dar bus šviesu, o mes kokią 11 turim koncą, tai sunkiai ten gali gautis. Trakuose koncertuojam, Kaune jisai koncertuoja. Dabar su Post Malone'u visai norėčiau kažką padaryti. Visai man įdomi būtų patirtis, jisai man patinka. Šiaip nėra mano mėgstamiausias atlikėjas. Šiaip aš tikrai turiu... Bet sakai, asmenybė labai įdomus, ne? Fainas. Jisai toks... Fine. Man atrodo, kad jis labai nuoširdus ir labai paprastas. Tai norėčiau su juo pabendrauti. Jis toks, man atrodo, jis atrodo labai mielas. Visas tatuiruotas.
Visas tatuiruotas nuo kojų, kaip nusikaltėlis, Nu. bet jis toks mielas, man Taip. atrodo, bičias. Ir jis yra mielas. Jo ta visa istorija, kaip jisai pradėjo. Taigi, nu, nerealus, skolinosi pinigų klipui ten, žinai. Žodžiu. O Lietuvoje norėčiau su Inga Valinskienė padainuoti. Norėčiau. Ir Žemaitukais. Gerai. Manau, kad tikrai įmanoma. Ir Giovanni. Bet Giovannis jau čia toks būtų, ne? Ne, bet su Žemaitukais tai žiauriai norėčiau. Man jie taip patinka. Bet čia vėl antras dublis jų, ne, Lietuvoje toks. Man tiesiog Žemaitukai, man Žemaitukai baisiai patinka dėl to, kad jie nemeluoja. Taip. Jie iš vis nemeluoja. Man jie tokie yra tokių grupių kaip Žemaitukai. Yra nemažai ten visokie kitokie ūkai, žinai. Ir lietuviai ten, ir lietuvaitės. Bet Žemaitukai vieninteliai tie, kurie atrodo, kad jiems tikrai žiauriai patinka tai, ką jie daro, supranti? Nes jie užaugę ant tos muzikos. Tai ir aš juos labai gerbiu. Ir visą laiką jiems siunčiu linkėjimų. Tai Linai Ofke linkėjimų. Paskutinis klausimas. Kokią įtaką tavo charakteriui padarė žinomumas? Man žinomumas šiaip padėjo... Šiaip man žinomumas padėjo nusileisti ant žemės, aš norėčiau pasakyti. Prisirgai žvaigždžių Jo, liga? nes aš manau, kad tikrai turėjau tą tokį mandrumo lygį pakankamai tokį riestanosišką. Bet kuo žymesnis tapau, tuo aš labiau leidausi ant žemės, nes tuo man daugiau pavyko, tampant žinomesniu, pamatyti daugiau Lietuvos, pamatyti daugiau žmonių, susipažinti su jais ir pamatyti, kokie žmonės man yra nuoširdžiai malonus. Arba nuoširdžiai, neformalūs, ta prasme, tokie atlapoširdžiai. Ten atvažiuoji kažkur tai, mes važiavom į Žemaitiją į tą Pakalnutę valgyti, ar kaip ten vadinasi, Pakalnutė, ne Pakalnutė, yra tokia, ne? Jo. Ir aš ten, tam miestelį, neprisimenu koks miestelis, atvarau į kažkokią kolonėlę ir ten, taip, ar benzopilius ar kažką. Ir atinu atsiskaityti ir žiūri. O, ką tu čia darai? Ką tu čia darai? O aš tik per radiją klausiau. Taip. Ir jie tokie, žinai, ką tu čia? Jūs nepažįsti, bet jie tai tave pažįsta, supranti? Ir mane tai labai supaprastino. Nes man labai patinka, aš supratau, kad man labai, per žinomumą aš supratau, kad man labai patinka žmonės. Ir man labai patinka su žmonėmis bendrauti. Dabar, tu mane sutiktum gatvėje, jeigu ten kažkas mane užkalbina, aš bazarinu su to žmogum. Žinai, man kažkaip imponuoja žmonės. Ypatingai, jeigu jiems... Ir dar, kas man patinka, kad 2 minutės mano laiko jiem džiaugsmo suteikia. Tai... Jiems ne tik džiaugsmo, jiems laimės. Jie pasakos kaimynai. Tai, supranti, tai man tas tipo toksai... Tai man... Jeigu žmogui galiu tą dieną padaryti geresnę, čia jau labai aš saldžiai kalbu, bet taip yra, bet aš tikrai taip mąstau. Jeigu tą dieną žmogui galiu geresnę dieną padaryti, nesvarbu, gal jisai grįžta ir sakys, su Baumulu aš šnekėjau durnius. Toks durnas, apipisau. Apipisau, kad man patinka. Jis tikrai galvoja, jis grįžęs, tai tikrai galvoja, kad jis man džiaugsmą padarė. Tai, bet jeigu tikrai kažkam aš džiaugsmo sudarau minutę 2, tai, man čia yra the best, geriausias dalykas. Jau skalikai. Jau skalikai vejas mus per mišką. Žinai šitą? Iš kur čia? Jūs žino, tik sugalvojau, nežinau. Įsprot. Tikrai, Visam namo. Ne, varam namo iš tikrųjų. Bet nėra taip šalta. Aš nežinau, man tai nėra taip šalta. Aš nežinau, nieko nejaučiu. Nieko nebejaučiu. Tai tas arbatas, ar ne? Tai čia viskas? Ką? Tik įsišnekėjom, blėt. Tai prodisai sėdi ir... Ne, jau šalta, varom. Tikrai. Bet pabum, smagiai. Ačiū. Pažvengiam.
Žinai, ko diena Daugiau bus šiandien jaučiu buvo. čia žvengų, blėt, nei actual interviu kažkokio. Tai. Čia Bet bus, žinai, kaip visko. ir pošlų bairių visokių čia buvo. Nu, nes čia gyvenimas. Nu, nes čia gyvenimas, taip.